Labas vakaras visi mieli, kurie susirinkote ir atskirėte savo laiką, išrinkote savo laiką pabūti su mumis. Ir tai yra viena iš labai svarbių temų mūsų gyvenime, tai yra uždegiminiai procesai. Ir būtent labai džiaugiuosi, kad mūsų kompanijoje yra tokių galimybių susitvarkyti savo uždegiminius procesus, mokintis, atpažinti juos ir dėti pastangas. Ir mūsų ilgamžiškumas iš tikrųjų priklauso nuo mūsų sveikatos. Ir kada mes turime daug įvairių situacijų ir tiesiog ieškom būdų išsivaduoti nuo kažkokių tai problemų, mes ieškome ir randame mums tinkamą informaciją. Bet gali būti tai ne visada greitai, bet gali būti lėčiau. Bet vis dėlto, jeigu esame kartu, tai jūs tikrai atradote daug vertingų veiksmų, situacijų vertingų, sprendėte daug problemų. Todėl yra labai svarbu mums žinios. Žinios, kurios mus daro laisvus, mus daro laimingus ir mes turime labai gerų rezultatų. Tai yra labai svarbu statistika. Todėl, kad statistika parodo iš tikrųjų, kiek yra svarbi šita informacija ir būtent Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis yra kas 5 žemės gyventojas užsikrėtęs helmintais. Ir statistika yra 19 metų kovo mėnesio duomenimis, reiškiasi, yra Rusijos teritorijoje registruojama apie 2 milijonai įvairių helmintozių atvejų. Ir kas įdomiausia, kad labiausiai kenčia vaikai. Ir iš 100 000 gyventojų yra 1270 žmonių užsikrėtusius, yra registruojami žmonės su šiom problemom. Ir 300–400 tūkstančių helmintozių atvejų, tai yra labai didelis skaičius tarp vaikų. Na, turime tokią statistiką kaip Kazachstano Respublikoje, tai yra 17 500 helmintozių atvejų. Ir kas įdomiausia, tai kad tikrasis užsikrėtusiųjų skaičius yra kur kas didesnis negu fiksuojami yra duomenys. Kodėl? Todėl, kad daug nesikreipia žmonių į medikus, todėl, kad yra neaiškios formos simptomatikos. Ir kada atliekami įvairūs tyrimai, tiesiog yra nepatvirtinama kažkokia tai problema arba nerandama priežasties. Todėl žmonės, kai sako, pas mane tyrimai yra geri, bet aš blogai jaučiuosi. Tad kas įdomiausia, kad iš pradžių mes ir atrodo problemos ir galime net nepastebėti, ar ne? Tad parazitinės infekcijos dažnai būna užsimaskavusios ir būtent painioja mūsų ligos paiešką. Ir jos tiesiog neturi tam tikrų specifinių simptomų. Ir jeigu tai yra atliekami kažkokie tai tyrimai, pavyzdžiui, echoskopas arba rentgeno tyrimai, ar ne, mes to dalyko negalime matyti, nes parazitai yra bestuburiai ir juos įvairiais, reiškiasi, tyrimais jų rasti net negalima. Na, o jeigu kalbant apie kraujo tyrimus, tai galima pamatyti, užfiksuoti CRB padidintą baltymą, reiškiasi, tai yra uždegiminį procesą, bet aiškios infekcijos yra nerandama. Na, galbūt gali būti hemoglobino kiekis kažkiek pamažėjęs, na ir daugiau kažko tai nieko. Tad kaip parazitai patenka į žmogaus organizmą. Tai pirmiausia, mes turime nešvarias rankas ir galima užsikrėsti netgi nuo savų, bet ir galime mes užsikrėsti nuo kitų žmonių rankų. Pavyzdžiui, kada žmogus parduoda gaminį, jisai čiupinėja savo rankomis ir būtent per nešvarias rankas gali darbuotojai pernešti tą infekciją. Na, įdomu tai, kad yra viešos vietos, tai yra transporto priemonės, tai yra turėklai, durų rankenos, netgi, pavyzdžiui, einame į teatrą ir mes čiupinėjame numeriukus pakabinti, ar ne, drabužius. Na ir daug tokių prisilietimų tiesiog mūsų rankomis.
Na, įdomu tai, kad mes kiekvieną dieną čiupinėjame pinigus. Ir parazitai būtent ten yra didžiausias lobynas. Ir jeigu laboratorijoje buvo užfiksuoti pinigų paviršiaus, reiškia, parazitų kiekis, tai buvo rasta labai daug ir įvairių. Ir netgi, kada aš dar mokiausi universitete, tai mūsų laborantės, jos paėmė tepinėlį nuo jungiklio šviesos ir rado ten ir parazitų, ir bakterijų, ir grybų, ir pirmuonių, ir tokios infekcijos, kur būtent plinta lytiniu būdu. Tai galima pasakyti, kad tai yra viskas, kas aplink mus yra infekuota, nes gyvenam nesterilioj terpėj ir būtent ta infekcija jinai yra visur. Bet ką daryti, kada mes valgome vaisius, uogas, daržovės, žalumynus? Tai galima įsivaizduoti, jos auga iš žemės, laistoma vandeniu nesteriliu, ar ne? Ir būtent jeigu mes neteisingai arba nekokybiškai išplauname daržovės, tai mes galime irgi nuo jų drąsiai užsikrėsti. Na, įdomu tai, kad mes valgome termiškai neapdorotą mėsą, tai yra vytinta, rūkyta, sūdyta, ir taip pat žuvį valgome įvairiai, ir rūkyta, sūdyta, vytinta. Na, labai yra žmonės mėgsta, tai yra ikrus, per kuriuos irgi lygiai taip pat mes galime gauti helmintozių. Na, įdomu tai, kad vabzdžiai skraidžioja visur, ir būtent vabzdžiai gali atsisėsti ar net atsitūpti ant mūsų odos, į savo straubelelį tiesiog įkišti į mūsų odą ir per savo seilių sekretą būtent perduoda lervas. Ir tai yra kliniškai yra užfiksuota, pavyzdžiui, erkė ar ne, erkė įkanda ir mes turime smegenų dangalų uždegimą. Tad infekcija, kuri patenka į mūsų organizme, jinai netgi sukelia mums skirtingus uždegiminius procesus ir net sunku suprasti, reiškia, kokie mikroorganizmai. Na, aišku, pirmom užkrato dienom mes to dalyko negalime užfiksuoti, bet jeigu jau yra ūmus kažkokie tai simptomai, tada galima užfiksuoti tam tikrus mikrobus kraujuje. Tad musės, kurios skraidžioja, irgi atneša mums parazitų ir visokių kiaušinėlių. Ir įdomu tai, kad atviri vandenys ir telkiniai. Tad maudantis būkite atsargus, gali infekcija per vandenį papulti per odą, reiškia, pažeista, ir per gleivines, per nosį, ir būtent vėl ateina į mūsų organizmą infekcija. Na, įdomu tai, kad mes geriame vandenį, ir aišku, žmonės geria vandenį nevirintą, iš krano vandenį, ir būtent krano vandenyje arba tiesiog šulinio vandenyje galima užfiksuoti lemblių cistų. Ir kalbant apie netgi chloruotą vandenį, jeigu tai yra dezinfekcija atliekama, vis tiek tų parazitų arba tų lemblių galima rasti. Na, įdomu tai, kad mes mylim gyvūnus ir mes su gyvūnais gyvename, ir kačiukai, ir šuniukai, ir žiurkėnai, ir būtent per mūsų gyvūnų kailį glostant mes galime taip pat gauti tos infekcijos ir užsikrėsti. Na, įdomu tai, kad mūsų kiaušinėliai, tokie, pavyzdžiui, kaip spalinukės, ar ne, jos migruoja daugiau vaikų kolektyve, ir gali spalinukės, pavyzdžiui, išlikti gyvybingos iki 6 mėnesių. Ir per ką mes gauname? Kada vaikai šliaužioja ant grindų, kada mes siurbėme kambarius ir papuola, reiškia, per nosį, per dulkes į virškinimo traktą, ir tai ir yra šaltinis. Na, ir žinoma tai, kad netgi gyvūnai, jie kada čiaudėja, ar ne, tai pavyzdžiui, šunys, jie išmeta savo seilės į 5 metrus atstumu, o katytės apie 3 metrus atstumu. Ir ta infekcija, kada šalinasi pas gyvūnus per plaučius, jie čiaudo, iščiaudo, ir mes turime tą šaltinį.
ar galima kažką tai pakeisti ir mums reikia gyventi steriliai? Ne, nereikia šitų dalykų, labai jūs nuraminsiu, todėl kad mūsų organizmas ir mūsų imuninė sistema kovoja su tais gyventojais, bet tam tikrų momentų, tam tikrais atvejais ta infekcija jinai įgauna pagreitį ir tada ta infekcija jinai dauginasi, todėl kad mūsų imuninė sistema nustoja kovoti su parazitais ir tada jiems yra sudarytos terpės. Tad mūsų stiprinimas, mūsų imuninės sistemos stiprinimas yra vienas iš labai svarbių veiksmų, kad mūsų organizmui padėti pačiam kovoti su ta infekcija. Na, iš tikrųjų, mūsų virškinamasis traktas, tai yra tulžies pūslės ar ne problemos, tai yra jos sutrikimai, gali irgi silpninti imuninę sistemą ir būtent žarnyno mikrobiomos pusiausvyrą, kada gerųjų bakterijų tas balansas yra mažesnis ir dauginasi, tai vadinasi, ta disbakteriozės fonas, ir būtent ta disbakteriozė tai yra ir jau yra diagnozė, kad žmogus išgirdęs tą žodį jau gali suprasti, kad ten gerųjų bakterijų faktiškai nėra arba labai mažai ir vyrauja jau patogeninės bakterijos, patogeniniai parazitai, kurie turi jau, galima sakyti, tą jėgą ir jie pradeda valdyti mūsų organizmą ir mūsų, kaip čia pasakyti, medžiagų apykaitos procesus. Na, silpnas skrandžio mūsų rūgštingumas, tai yra, kada rūgščių kiekis yra pas mus mažesnis, tai irgi gali būti ta problema, bet irgi mes turime atvejų, kada padidintas rūgštingumas, tai yra refliuksas, ir mes darome laboratorinius tyrimus, ar ne, imame pasėlį iš skrandžio sulčių ir randa helikobakterį. Tai yra bakterija, kurią jinai būtent yra gydymui skiriami stiprus antibiotikai. Ir jeigu jie nepadeda, tai skiriami dar stipresni ir dar stipresni, ir žmogus iš tikrųjų visai nusilpsta ir negali valgyti, nusilpsta tiesiog įpročiai mitybos, nebežino žmogus ką valgyti ir sutrinka, aišku, fermentų aktyvumas ir taip ir toliau. Na, įdomu tai, kad mūsų organizmą labai veikia mūsų mintys ir jausmai. Tai mes patirime trumpalaikius stresus, kurie gali smūgiškai duoti į mūsų imuninės sistemos nusilpimą, ir kada mes susitęsime ir būname ilgalaikiuose stresuose, jau čia yra mūsų mintys, mūsų charakteris, ir būtent kada žmonės serga, tai pirmiausia mes kaip specialistai žiūrime į jo emocinį lauką, į jo emocijas, į jo įpročius, kurie jam trukdo būti sveikam, ir dirbam su somatiniam reakcijom, vegetaciniam reakcijom, ir tokiu būdu galime stiprinti irgi imuninę sistemą. Na, įvairūs simptomai gali mums duoti jau tą aiškę tokią informaciją, kad mūsų organizme yra gyventojų arba yra tokios struktūros, kuri iš mūsų organizmo atima statybinius produktus, tai yra baltymus, tai yra vitaminus, mineralus, mikroelementus, ir mes patirime ilgalaikį arba nuolatinį silpnumą. Sako, aš neturiu jėgų, aš jau atsikeliu ryte ir būnu pavargęs. Tai tas būtent lėtinis nuovargis, greitas nuovargis, kada truputėlį žmogus kažką padaro ir jau jaučia bendrą silpnumą. Na, įdomu tai, kad gali išduoti tokią reakciją apetitas. Tai yra, kada yra sumažėjęs apetitas, sako, aš nenoriu valgyti, ir kada labai žmogus sako, aš noriu valgyti. Tai jau čia tie simptomai rodo. Tad vienas iš tokių irgi simptomų, kad yra viduriavimai. Ir yra tikrai žmonių, kurie sako, aš pavalgau ir einu į tualetą. Arba 6 kartus daugiau negu 6 kartus ir daugiau gali tuštintis. Ir sako, aš kiek pavalgau, tiek ir išeinu tuštintis. Arba kita būsena yra lėtinis vidurių užkietėjimas. Na, gali būti netgi tokia reakcija, kaip žmogus atrodo normaliai valgo, viskas yra gerai, bet jo mažėja svoris. Na, tokie simptomai kaip pykinimas, šleikštulys arba supykino ir vėmimas vyksta be
apsinuodijimo. Na, tokie, kad skausmingas pilvas ar ne, ir įvairios alerginės reakcijos, dusulio priepuoliai, knarkimas, kas yra labai įdomu. Kai kuriuose šeimose ar ne moteris palieka vyrus arba vyrai palieka moteris, išeina į kitą kambarį vien tik tai todėl, kad negali miegoti ramiai, nes yra žmogus labai stipriai knarkia ir jo kvėpavimo takai yra užspausti, neatsipalaiduoja jo balso stygos ir jisai tiesiog išleidžia iš savęs stiprų garsą. Ir būtent yra vienas toks irgi simptomas, kaip sudirgusi išeinama anga. Ir labai nemalonus pojūtis, ir žmonės iš vaikystės atsimena šitą situaciją, kada yra spalinukių didelis kiekis ir žino, kad gali būti parazitų. Tad dar įdomu tai, kad gali būti sąnarių ir raumenų skausmas be fizinio krūvio. Tai yra labai įdomus simptomas, kada yra ieškoma kažkokios ligos, reumatas nepasitvirtina, o jaučiamas sąnarių skausmas, raumenų skausmas arba neramių kojų sindromas taip gali būti. Ir dargi nemiga. Nemiga tikriausiai 90% žmonių mūsų turi miego sutrikimus. Ir būtent vartoja nuo miego vaistus, slopina save, kad galėtų ramiai išsimiegoti tas skirtas valandas ar ne. Ir nepagalvoja apie tai, kad galbūt yra priežastis šitam simptomui arba šitai reakcijai. Ir labai įdomu tai, kad yra besimptominis temperatūros padidėjimas. Tai kada sako, pas mane temperatūra 37,1, 37,2, bet sako, jau pas mane 2 metai ir sako, aš nežinau, ką aš bedarau, nieko neturiu, jokio atsakymo. Tad prie tokių reakcijų yra, pavyzdžiui, kaip limfmazgių padidėjimas ar ne, užčiuopiami limfmazgiai ir jų padidėjimas. Tai yra jau yra reiškiasi jau signalai, kuriuos reikia atkreipti ir mąstyti. Mąstyti kitaip. Parazitais gali užsikrėsti bet kuris žmogus, kad, kaip aš ir minėjau, valgydamas maistą, keliaudamas, žygiuodamas, dirbdamas sodo darbuose ir viskas, kas aplink mus supa. Tad parazitai iš tikrųjų, kas yra parazitas žodis pats? Tai jo išverstas į lietuvių kalbą, parazitos iš lotynų kalbos ar ne, yra valgantis kartu. Tad organizmai, kurie gyvena mūsų, tai yra pas šeimininką ar ne, arba paviršiuje, pavyzdžiui, karpos, apgamai įvairūs, arba viduje šeimininko, maitinasi jo esančiomis maistinėmis medžiagomis. Ir šeimininkas tuo tarpu iš jo neturi jokios naudos, tik tai atvirkščiai. Jo audiniai yra pažeidžiami ir žmogus lėtai išsenka. Ir būtent tai yra helmintozės atvejis, tai yra labiausiai paplitusių ir masiškų žmonių ligų grupių atvejai. Tad kaip parazitai veikia žmogaus organizmą? Na, patenka pirmiausia į vidų kiaušinėlių pavidalu, pažeidžia audinius, įsiskverbia, prisitvirtina prie žarnyno sienelių. Simptomai gali būti bendras silpnumas, dirglumas, nuotaikos svyravimai. Kitas dalykas, toliau jie dauginasi, išsirita lervos, patenka į kraujotaką. Simptomai gali būti išsiblaškymas, galvos skausmas ir nieko daugiau. Toliau sekantis yra būtent toliau organuose jie gali daugintis. Ir būtent per kraują yra išnešiojamos lervos ir parazitai apsigyvena įvairiuose organuose. Pavyzdžiui, tai gali būti odos bėrimai, tai yra gali būti net sutrinka tuštinimosi reakcijos arba skausmingas pilvas. Na, kada yra odos alerginės reakcijas, aišku, žmonės eina pas dermatologą, yra rekomenduojami tepti įvairiais tepaliukais, nepadeda tada su hormonais, na ir žmogus iš tikrųjų lieka nusivylęs. Na, pagalvokime apie tai, galbūt yra mūsų tarpe žmonių, kurie neįsprendžia daugybę problemų. Pasikalbėkite su jais, pamėginkite jiems paaiškinti šitą situaciją, šitą mechanizmą visą ir jiems padėti tiesiog išsilaisvinti nuo to, kas nereikalinga.
Ir būtent kaip parazitai veikia žmogų. Tai maitinasi. Parazitai siurbia iš mūsų organizmų naudingiausias medžiagas. Įsivaizduokit, naudingiausias medžiagas, jeigu, pavyzdžiui, modifikuotus produktus mes valgom, tai jie tų medžiagų nevalgo. Jie valgo tik organinės medžiagas ir pačias geriausias, kurios yra nepažįstas chemijos. Ir būtent jos išskiria tada tuos toksinus ir sukelia įvairias alerginės reakcijas. Na, nuodija šeimininko organizmą kenksmingos medžiagomis ir būtent išskiria žalingus savo mums fermentus, kurie sutrikdo mūsų fermentų aktyvumą ir jų fermentų aktyvumas arba buvimas mūsų ląstelėse, mūsų kepenyse, kraujuje keičia mūsų kūno fermentaciją. Ir pas mus keičiasi skonio receptoriai. Ir žmonės sako, aš valgysiu tai, ko aš noriu. Ir būtent šituo atveju, kada aš kalbu su pacientais, savo su klientais, taip galima sakyti, arba jūs kalbate ir sako žmonės taip, žinokite, kad pas juos yra ta fermentų sutrikimo faktorius, kuris keičia jų skonio receptorius ir žmonės valgo būtent jiems naudingus maisto produktus, kad jie galėtų pasivalgyti ir daugintis. O mes dėl to galim tik tai vargti. Ir būtent vargdami mes turime daug reakcijų ir įvairių pilvaplėvės uždegimų, žarnyno neprieinamumo. Tai yra būtent rūgščių šarmų pusiausvyros sutrikimų, kepenų abscesai, tai yra visokie fibromos, visokios audinių sukietėjimai. Toksinų susikaupimai, sako, aš jaučiuosi, ta žodis intoksikacija, ar ne, yra labai žinomas žodis ir visi žmonės sako, nuo ko čia man reikia valytis. Tai yra būtent toksikozė yra nuo parazitų, kurie sutrikdo fermentaciją ir mūsų organizmas negali tiesiog išsivalyti tų toksinių medžiagų. Ir tulžies nepakankamumo, tai yra tulžies pūslės įvairių ir suaugimai, ir cistos, ir akmenų formavimasis prie to prieina. Na, įvairūs plaučių uždegimai, prie to ir bronchinė astmos simptomatika. Na, aš džiaugiuosi ir iš tikrųjų dabar aš džiaugiuosi, kad būtent mane paskatino ieškoti šitos informacijos mano vaiko problema, kada jisai turėjo bronchinę astmą ilgą laikę, daug metų ir aš tiesiog ieškojau, nesusitaikiau su jo problema ir atradau šitą informaciją, kur aš tiesiog nuoširdžiai jums pasakoju, todėl kad tai yra dalykai, kurie tiesiog išgelbėjo mano vaiką ir man davė daug ramybės, daug džiaugsmo ir tiesiog pilnavertį gyvenimą. Man, kaip mamai, turinčiai vaikus, ir aš suprantu, kiek yra jūsų mamų, kurios tiesiog turite patirtį ir turite daug skausmingų, kaip sakyti, gydymo pasekmių ir nežinot, ką daryti. Todėl žinokit, kad informacija yra labai patikima, savo praktika, savo ilgamžiškumu, savo vaikų jau sveikata. Tiesiog belieka jums priimti šią informaciją ir daryti tai, ką reikia daryti. Tad yra labai skaudi tema, yra vaiko apsigimimai ir būtent nevaisingumas yra vienas iš irgi infekcijos pasekmė, tai yra įvairių bakterijų, protozoidų buvimas mažajame dubenyje, kur būtent sutrikdo kiaušintakių praeinamumą, atsiranda įvairių cistų, tai yra endometriozė, jeigu jums žinoma tokia diagnozė, ir įvairių miomų, ir visa tai yra parazitinio pobūdžio pasekmė. Tad autoimuninės reakcijos, kurios tiesiog, kai sakau, priešinasi žmogus, žmogaus organizmas prieš natūralų tą visą biosistemą ir imuninė sistema, taip ir vadinasi imuninės sistemos reakcijų atvirkštinės reakcijos, autoimuninė reakcija, kada kūnas pats save pradeda naikinti. Tai nenaikina kūnas pats savęs, o yra būtent neurotoksinės medžiagos, kurios yra fermentų sutrikimai, kurie išskiria parazitai ir jie keičia šitą organizmo visą DNR sistemą jų naudai. Tad
Mokslininkai iš tikrųjų tūkstančiais metų ieško tų atsakymų, ką daryti, kaip išspręsti šitą pastovią kovą su tais parazitais arba nelauktais svečiais, ar ne? Bet mes suprantame, kad tai yra ta mikrobioma, ta visa ta išorinė, ar ne, ta visa infekcija, jinai buvo sukurta jau dar prieš mums ateinant į mūsų planetą, gyvenant žmogaus kūne, ar ne, ir būtent žmonės turėjo tą vadinamą loginį mąstymą, kad jeigu mūsų civilizacijos kūrėjas sukūrė parazitus, mikropasaulį, gyvūnus, tai jisai ir sukūrė augalus atitinkančius būtent jų mažinimui, tam, kad mes galėtumėm gyventi ir išgyventi ilgus gyvenimo metus, o ne būnant jaunystėje prarasti savo gyvybę. Tad bandymų iš tikrųjų buvo labai daug, buvo daromi visokie įvairūs laboratoriniai tyrimai ir tikrai mūsų augalai turi tą vadinamą efektą veikti į parazitus ir būtent buvo ištyrinėjama, kad į augalo įvairūs, reiškiasi, dalys, šaknys, pumpurai, vaisiai, lapai, žievė turi skirtingą efektą į parazitus. Ir kas įdomiausia, kad būtent augalai, ką daro medžiagos, tai medžiagos, ką daro, veikia, tos mūsų tie parazitai veikia toksiškai, reiškiasi, mūsų parazitai veikia toksiškai, o mūsų maistas, jisai sugeba absorbuoti, augalai absorbuoti tos toksinės medžiagas, neutralizuoti parazitų dauginimąsi, blokuoti jų vystymosi ciklus ir taip atkurti tą mūsų natūralų kūno imuninės sistemos mechanizmą. Tad jeigu mes to dalyko nedarysime ir mes norėsime pasikliauti tik su cheminiais vaistais, ar ne, arba yra cheminiai vaistai kaip helmintoks, ten yra dekaris ir vermoksas, tai yra tos medžiagos, kurios cheminiu būdu jos paralyžuoja tuos parazitus. Mes iš tikrųjų einame prieš gamtą ir mūsų maistas yra tas antiseptikas parazitams. Ir būtent mes kalbėsime, aš prakalbėsiu jums apie medžiagas, kurios būtent ir yra jau sujungtos, sukurtos ir jau yra, mes turime kompozicijas, kurios mūsų organizmą išlaiko ilgą, sveiką ir ilgamžiškumą mums duoda. Tai būtent mes turime tai daryti sąmoningai, turime turėti cikliškumą, turime tai daryti ypatingai rudenį ir pavasarį, tam, kad galėtumėm lengviau gyventi žiemą ir džiaugtis vasaros laikotarpiu. Na ir būtent Koralinio klubo mūsų kompanijoje yra pakuotė, kurioje yra jau kompozicija, jau yra produktai, kurie sinergiškai veikia vienas kitą ir tai yra ne vienas kažkoks tai produktas, o tai yra kompozicija. Ir būtent Parašilt programa, jinai yra tas rinkinys, kuriame yra apsauga nuo parazitų, yra organizmo valymas, yra atstatymas mikrosistemos, mikrobiomos ir stiprinant imuninę sistemą. Na, Parašilt programa yra, jinai susideda iš 30 dienų ir įeina 5 produktai: Parafaitas, Varnalėša, Coral Burdok, MSM, Superflora ir Coral Mine, vanduo. Na, įdomu tai, kad yra labai svarbu aiški forma, aiški mūsų vartojimo schema ir žmonės įsigyja tokią programą, jie gali ramiai be konsultanto, aišku, labai smagu, jeigu jūs susisiektumėt su jums paskirtu konsultantu, prisiregistravus į Koralinį klubą ir su juo pasikonsultuoti ir apsitarti, nes konsultantai turi jau patirtį ir jie yra ilgalaikiai Koralinio klubo nariai ir jums yra parenkami konsultantai jau su patirtimi. Todėl nepergyvenkit, kad jūs eikite į tą informaciją ir būkit atviri. Ir būtent vartojimo schema, kuri yra šioj pakuotė, jinai yra labai patogi. Ir paimant, pasižiūrint rytas tą, vakarė pietus tą, vakarė tą. Ir taip tai yra, būtent yra absoliučiai augaliniai ekstraktai, tai yra probiotikai, tai yra organinės medžiagos ir druskos įvairios, kurios organizmui atstato
reiškiasi tų parazitų poveikį. Tad mes turime sinergiją, tai yra būtent išvalo, neutralizuoja, valo organizmą, sureguliuoja imuninės sistemos reakcijas, atstato mikrobiomą ir pagreitina toksinų šalinimą. Todėl šita sinergija yra labai, labai reikalinga. Na, aš noriu jums dar pristatyti dar stipresnį antiparazitinį kompleksą, tai yra Parašild Plus. Tai būtent Pluse yra dar papildomai įdėta komponentų ir būtent tai yra ne mėnesio, o 2 mėnesių programa ir būtent tai intensyvus žarnyno valymas nuo įvairių vidinių parazitų, tai yra sveiko žarnyno mikrobiomos atstatymui, virškinimo sistemos normalizavimui ir imuninės sistemos stiprinimui. Na, dažnai žmonės galvoja, kad, kaip aš jau minėjau, kažką tai pavartosiu ir praeis. Ne, jūs turite žiūrėti labai rimtai į savo organizmą, todėl kad juos reikia surišti, išvesti ir neutralizuoti ir stiprinti imuninę sistemą. Todėl ilgalaikė parazitų reguliavimo programa, jinai yra kur kas efektyvesnė. Ir būtent vėlgi 60 dienų, aiškiai vartojimo schema ir įeina 8 produktai, tai ne 5. Ir 8 produktai tai yra jau papildomi yra elementai, tai yra juodas riešutas papildomai įvestas, fermentai asimiliatorius, yra paudarkas belamedžio žievė ir būtent jie yra visi sukomplektuoti. Na, komponentų sinergija yra labai svarbi, todėl Parafait reiškia medžiagos, kurios yra plataus poveikio antiparazitiniai augalai. Ir būtent kas įdomiausia, kad parafaitė yra 12 antiparazitinį poveikį turinčių augalų. Na, aš galbūt smulkiai nepasakosiu jums, bet prakalbėsiu apie tai, yra juodųjų riešutų lapų ekstraktas, kuris reguliuoja lemblijas, plazmoidus, kandidą, geltonųjų gensinijų šaknys, yra ilgųjų pipirų vaisių ekstraktai, kurie veikia, reiškiasi, irgi parazitus, bakterijas, kandidą, čiobrelių ekstraktas, česnako ekstraktas yra, na, vienu žodžiu, vaistinių ramunėlių ekstraktas. Na, tai yra tokia stipri programa, kur mes galim tiesiog džiaugtis ir būtent va šitas produktas yra Parafait. Tai būtent 12 antiparazitinių augalų. Na, kitas yra labai svarbus produktas yra varnalėša. Mes tų varnalėšų turime pakampiais, bet net nepagalvojame. O varnalėša yra inkstų, kepenų veiklos ir tulžies pūslės darbą gerina, šalina toksinus, kaip detoksas yra, ir mažina uždegimus ir reguliuoja, mažina pilvo pūtimus. Na, biologinė sera, mes iš tikrųjų turime nepaprastai svarbų mineralą, kuris gerina naudingųjų medžiagų patekimą į raumenų audinius. Reiškia, odos ląsteles, sąnarius, kremzles, mažina organizmo jautrumą alergenams. Ir būtent mokslininkai išaiškino, kad parazitai mažina netgi kai kurių alerginių reakcijų pasireiškimą, todėl kartais valantis organizmą gali iškilti to, ko jūs net neturėjote. Todėl ramiai viską žiūrėkit, viskas, kas iškilo, viskas turi ir išeiti. Na, ir labai svarbus produktas yra gerųjų bakterijų suderinamumas, tai yra pieno rūgšties bakterijų, laktobacillus ir bifidobakterijų draugiškos mūsų žarnynui, ir jos yra labai svarbu, kad būtų šioje programoje. Na, be vandens mes neįsivaizduojam, be kokybiško vandens, ir būtent teisinga dehidratacija, tai yra visose programuose yra įdėtas Coralmine pokelis 30 dienų. Ir ką jisai daro? Gerina, minkština skanų, daro skanų vandenį, praturtina mineralais. Ir šie koralai, kurie yra tam 1 grame įdėti, supakuoti, tai yra fantastinė, unikali substancija, ir būtent jinai yra koralų skeletas, iš koralų skeleto, ir būtent tas skeletas yra labai labai artimas ir panašus su žmogaus kaulų struktūra. Ir būtent
vartojant tokį vandenį, mes žymiai greičiau surišame toksinės medžiagas tirpias vandenyje ir padedame organizmui greičiau išsivalyti. Fantastinis produktas. Na, būtinai turiu prakalbėti apie kainą. Kaina yra pakankamai maža, todėl kad 84 eurai klubo nariui tai yra tikrai nedaug ir jeigu jūs paskaičiuotumėt, jeigu jums reikėtų investuoti arba vartoti antibiotikus, jūs neturėtumėt to efekto ir sumokėtumėt žymiai daugiau. Na, kas įdomu, kad nėra aišku ar ne, kai sako žmonės, kad sako, aš išsivaliau parazitus vieną kartą ir daugiau man nereikia. Na, iš tikrųjų mes gyvename pastoviam apykaitos procese ir mes tikrai galime jais ir vėl užsikrėsti, todėl yra labai svarbu laikytis higienos ir nepamiršti, kad mes, jeigu pravartojom antiparazitinę programą, ją toliau galime pakartoti ir mes būsime tik sveikesni, bet kaip čia pasakyti, būsime tik sveikesni. Ir reiškia, ką mes toliau valgome, mes toliau imame visokius daiktus, mes vartojame žalumynus, per kuriuos vėl užsikrečiame ir taip pasaka be galo, turim gyvūnus, plaukiojame atviruose vandenyse ir mes toliau turime vėl užkratą. Ir labai yra svarbi parašilt rinkiniai, kurie būtent mūsų organizmą apsaugo nuo parazitų ir būtent šitas kompleksas Parašilt Plus turi juodą riešutą. Papildomai, tai reiškia visos į Parašilt Plus pakuotė įeina tos medžiagos, apie kurias aš jau kalbėjau, ir dar papildomos medžiagos, kurių nėra Parašilt, o Parašilt Plus yra. Yra juodo riešutmedžio lapai, kurie turi nepaprastai stiprių eterinių aliejų ir būtent jie ardo kirminų lervas ir būtent kartu su Parafait kompozicija turi labai stiprų efektą nuo parazitų. Ir mes turime antiseptiką prieš bakterijas, prieš grybus, prieš virusus, kur mūsų organizmas ar ne turi tą, kaip čia pasakyti, tos epidemijos arba pandemijos, kurios mus lydi dabar, ar ne. Tai paudarka, jeigu jūs pavartotumėt ūmios reakcijos metu po vieną kapsulę kas valandą, tai jūs tikrai turėsite efektą po 12 valandų ir jau kitą dieną turėsite žymiai mažesnį simptomatiką ir jeigu dar pratęsite porą dienų, jūs visai pamiršite, kad buvo kažkokia tai rimtesnė problema. Tad būtent paudarkas įeina į Parašilt Plus programą ir asimiliatorius fermentai, tai yra fantastinis produktas, kuris būtent parazitai, kadangi naikina ir slopina, keičia fermentaciją mūsų ląstelėse, mūsų kepenyse, kasoj, tai būtent papildomos medžiagos fermentų iš augalų, jos mūsų atstato kepenų fermentų aktyvumą ir kasos ir skaido maistą ir pagreitina įsisavinimą maisto medžiagų ir išvalo toksinus, kurie yra tirpus vandenyje. Na, įdomu tai, kad kaina yra 150 eurų 2 mėnesiams, tai yra labai mažai, labai nedaug ir tikrai tie pinigai yra verti šios programos. Na, įdomu tai, kad būtent į Plus programa jinai yra ilgesnė, jinai dar stipriau sustiprina apsaugą nuo parazitų, jinai intensyviau organizmo valo nuo jų, jinai stipriau atstato mūsų žarnyno visą sistemą, stiprina dar geriau imuninę sistemą ir dvigubai ilgesnė programa. Ir kas įdomu, kad yra labai tikrai paprasta schema, yra kompleksinis poveikis, yra aiškus vartojimas, nereikia keisti gyvenimo būdo, nereikia gulti ligoninėje, nereikia išeiti atostogų, tiesiog jūs gyvenat savo normalų gyvenimą, einat, dirbat, gyvenat, tvarkotės, auginat vaikus, atliekat savo įsipareigojimus ar ne ir dirbate, nes turite jėgos tą darbą atlikti. Ir būtent mūsų organizmui tai yra labai svarbi apsauga. Tai labai džiaugiuosi, kad galėjau jums išsamei, aiškiai papasakoti, atiduoti jums žinojimą,
ir pasidalinti savo patirtim ir perduoti jums žinias. Būkit sveiki ir iki greitų susitikimų.